Japonijoje vykusiame pasaulio Kyokushin karate čempionate, dar kitaip vadinamoje karate olimpiadoje, Lietuvai atstovavo 7 pajėgiausi mūsų šalies sportininkai. Pasaulio čempionatai vyksta kas 4 metus ir būna dvejopi, pagal svorio kategorijas ir kaip šis be svorio apribojimų. Iš viso varžėsi 128 vyrai iš 65 pasaulio šalių. Ir tik vienintelis iš jų tapo legenda, vienintelis čempionas ir vienintelė čempionė moteris iš 32 pretendenčių. Formulė negailestinga, o iki pergalės turėtų eiti be jokių pralaimėjimų. Pirmą varžybų dieną visi kovotojai turėjo sukovoti po 3 kovas tam, kad patektų į finalinį etapą. Ir į finalinį etapą pakliūna tik 16 stipriausių vyrų. Tarp moterų 32 dalyvių. Kad pakliūtų į finalinį etapą, kiekviena iš moterų turėjo sukovoti 2 kovas. Pirmas ant tatamio tik stojo Andžej Milevski, jis turėjo kovoti iš Puerto Riko ir pakankamai užtikrintai laimėjo šitą kovą. Bent jau teisėjam ir žiūrovam abejonių nekyla. Darius Gudauskas pirmą kovą kovojo su sportininku iš Kosta Rikos. Šis sportininkas buvo šio regiono lyderis, pripažintas lyderis ir Dariui buvo tikrai sunki kova. Tik pačioj kovos pabaigoje pavyko efektingas smūgis. Sportininkas krito, tai buvo Vazari, kilo ginčių, teisėjai nepastebėjo ir tai jau buvo įspėjimas mums, kad teisėjai gali manipuliuoti, gali dvejopai vertinti situaciją. Tačiau viskas išsisprendė gerai ir Darius tikrai užtikrintai laimėjo šitą kovą. Mindaugas Paviljonis, efektyviausias lietuvių kovotojas, šiuo metu rodantis puikiai nokautuojančią techniką ir žiūrovų Japonijoje vėlgi teko stebėtis fantastinės Mindaugo sugebėjimais kovoti, judėti, aštriai smūgėjo ir nokautuoti savo varžovus. Būtent tai Mindaugas Paviljonis ir demonstravo savo pirmoje kovoje. Nokautų laimėjo prieš kovotoją iš Peru. Ant tatamio stojo Lukas Kubilius, kovotojas jo buvo iš Jungtinių Arabų Emiratų ir nebuvo tikrai pati sunkiausia Lukui kova. Galingi smūgiai, Lukas mūsų sunkiasvoris, kovotojas sveriantis per 100 kg ir varžovas tikrai nesugebėjo atstovėti galingų rankų smūgių. Penktasis mūsų rinktinės lyderis Donatas Imbras. Kovotojas irgi nebuvo pats stipriausias, bet ką mes visi pastebėjome ir ko šiek tiek išsigandome, tai kad Donatas šiose varžybose buvo filtruojamas kaip ir padidinamas stiklą. Kiekvienas jų judesys, kiekvienas menkiausias nusižengimas buvo perdėtai demonstruojamas teisėjų ir kiekvienas užlaikymas iškart duodamas įspėjimas ir mes supratom, kad Donatui tai tikrai nebus pačios lengviausios varžybos tiek varžovo atžvilgiu, bet ir taip pat teisėjų požiūris į jį. Be abejo malonu, nes jisai yra pripažintas lyderis, tai rodo, kad iš tikrųjų varžybų favoritas buvo, tačiau prasibrauti iki finišo tiesiosios bus labai sunku. Tačiau Donatas įrodė, aišku, savo pranašumą, bet tai buvo mums įspėjimas, pirmasis rimtas įspėjimas. Pirmos dienos kova tarp moterų buvo Ingos Mikštaitės, iš Vidurio Europos varžovė buvo. Inga turi labai stiprias rankas, šiose varžybos Inga turėjo kojos traumą, bet sugebėjo sukovoti, parodyti valią ir dėka labai stiprių rankų smūgių varžovė tikrai nesugebėjo parodyti deramą pasipriešinimą Ingai. Labiausiai bijojame dėl Margaritos Čiuklytės pirmos kovos, nes pakliuvo viena pajėgiausių. Ko gero pajėgiausia Rusijos kovotoja, tačiau galbūt ir mūsų ir rusų rinktinės nuostabai Margarita puikiai susidorojo su šitą kovą ir per pirmasis 2 minutės nepaliko jokių šansų Rusijos kovotojai. Pirmas ratas buvo tikrai nuostabus, visi kovotojai pasiekė pergalės, tai buvo dalis euforijos visiems žiūrovam, mūsų sportininkam tai buvo geras įkvėpimas kovoti, tęsti toliau kovas, mes treneriai dar labiau mobilizavomės, supratom, kad turime šansą padaryti kažką tai svarbaus, kažką gero. Prasidėjus antram ratui, aš kaip treneris jaudinosi labiausiai dėl savo mokinio Andžej Milevskio, kuris turėjo kovoti su Gruzijos kovotoju. Tai kovai ruošėmės. Sunki kova, visi pratęsimai buvo. Edgardas Jonašvilis pradėjo labai agresyviai, labai stipriai, bet Andrius yra labai kantrus kovotojas, fiziškai labai stiprus kovotojas. Kovos eigoje sugebėjo palaužti tą varžovą ir mes laimėjom labai svarbią pergalę prieš Gruzijos atstovą. Antroje kovoje Darius kovojo su Rumunijos atstovu, kuris irgi labai nepatogus Dariui, tačiau Darius sugebėjo įveikti galingom serijom tiek rankom, tiek kojom. Kova nebuvo rezultatyvi, nevertinta nei Vazari, nei Ponų, bet klausimų teisėjams didelių nesukėlė. Su Luko kova mes patyrėme pirmuosius nuostolius. Mes žinojom, kad Lukui galbūt tai jau ir finalinė kova, labai svarbi. Lukui teko Kazachstano čempionas ir Azijos čempionas, jisai ir pasaulio vicečempionas pagal svorio kategorijas iki 80 kg. Labai patyręs, labai
agresyvus, aštrus kovotojas. Tačiau kova klostėsi nei pagal Luko scenarių, nei pagal Kazachijos kovotojo scenarių. Nes Lukas taktiškai parinko teisingą sprendimą, spaudimas, vėlgi išnaudojamas savo svorio fizinių savybių, bet įvyko techninis brokas, teko vienas smūgis iš rankos į galvą, įspėjimas, antras smūgis iš rankos į galvą Leonui. Leonas praktiškai buvo nokautuotas, bet stiprus valingas kovotojas atsigavo, tęsė kovą, bet po šitų dviejų klaidų Lukas nebegalėjo laimėti šitos kovos ir teisėjai parodė pergalę Kazachijos sportininkų. Tai buvo pirmasis mūsų nuostolis. Mindaugas Paviljonis antrą kovą kovojo su Namazov, tai Rusijos kovotojas, lengvasvoris kovotojas, labai techniškas, labai greitas. Tačiau Mindaugas vėl pritaikė savo nokautuojančią techniką ir net stovėjo varžovas iš Rusijos. Donatas Simbras antroje kovoje kovojo su Švedijos aukštaūgių kovotoju, kurio ūgis yra 2 metrai 5 centimetrai. Daugiau krepšininkas negu karatistas. Olsenas. Kovą mes laimėjom, tačiau Donatui tos varžybos buvo kaip nekovota, įprimta trauma. Trauma po traumos ir situacija darėsi vis sudėtingesnė. Bet aišku, Donatas šitą kovą laimėjo. Su labai efektingu smūgiu į galvą. Turbūt juokėmės, Švedas pirmą kartą gavo iš kojos į galvą 2 metrai 5 centimetrai. Niekas jam nesperdė per galvą, bet Donatas jam įspyrė ir labai stipriai. Atėjo toks etapas, kai visiems kovotojams teko akistata prieš Japonijos kovotojus. Ir pirmoji Inga Mikštaitė stojo prieš Japonijos kovotoją, sunokavo ir tikrai buvo pranašesnė. Deja, galbūt taktiniai kai kurie Ingos sprendimai neleido laimėti į kovos. Teisėjams tai leido daugiau vertinti kaip kovos galbūt vengimą ir pergalę šventę sunokavo. Margarita Čiuplytė ir antrą etapą praėjo užtikrintai ir mes tom labai džiaugiamės. Margarita pateko tarp 8 stipriausių kovotojų ir galėjo eiti ruoštis ilsėtis, ruoštis finalinį dienai. Apsidžiaugiam, kad Dariui trečiam rate pakliuvo ne Japonas, kaip planavom, bet graikas, Aristotelis. Su kiekviena kova Darius atrodė vis geriau, varžybos jam prasidėjo blankiai, ne dėl to, kad blankiai kovojo, bet iš tikrųjų, kad nuo pat pirmos kovos jam teko labai rimti varžovai. Lygus, stiprus, gerų kovotojų. Prieš Aristotelį Darius atrodė gerai, galingai, uždirbo vazarį, buvo stiprus smūgiai korpusą, po kuriuo Aristotelis kurį laiką negalėjo tęsti kovos ir šitą kovą pralaimėjo. Andžej Milėskis kovojo su Majagava, mes daug dirbom, daug kalbėjom. Panašaus tipo kovotojai, žemo ūgio, tvirto sudėjimo, žemi smūgiai dominuoja, rankų smūgiai ir kojų smūgiai į kojas, į korpusą. Tačiau Kendži Majagava pasižymėjo galingumu, jisai svėrė už Andrių daugiau nei 20 kg ir stumiamais daugiau smūgiais. Mes tai vertinam kaip pažeidimus, tačiau Japonijoje tai buvo vertinami kaip rezultatas. Aišku, negaliu pasakyti, kad Andrius sukovojo idealiai šitas kovos, nes aš tikėjausi geresnės kovos. Aš manau, kad Andrius padarė, ką galėjo iš savęs 100%. Galbūt taktiškai neišpildė tai, ką buvom suplanavę iš anksto. Visiškai lygioje kovoje teko pripažinti vis dėlto Japonijos pranašumą. Trečia Mindaugo Paviljonio kova prieš Japonijos žvaigždę, viena iš 4 lyderių Japonijos kovotojų. Galėčiau paminėti, kad tarp pretendentų į pasaulio čempionus Japonai išstatė Takayuki Fukakoshi, Narishika Tsukamoto, Kunihiro Suzuki, praėjusio pasaulio čempionato čempioną, ir Nomoto. Būtent trečioje kovoje Mindaugas susitiko su Nomoto. Čia žiūrovai išvydo turbūt gražiausią varžybų metą. Donato trečia kova jau buvo užprogramuota jau prieš kelis mėnesius, Japonai tai numatė. Išstatė jauną, agresyvų, fiziškai tvirtą, sunkiasvorį kovotoją Shigeiro Aogi. Techniškai Donatas žymiai universalesnis kovotojas, fiziškai žymiai ištvermingesnis. Tačiau toks primityvus japoniškas stilius, lipimas, stumimas, vėlimasis, bandymas užlaikyti savo varžovą nebuvo patogu Donatui. Bet Donatas iš tikrųjų įrodė, kad jisai aukštesnės klasės kovotojas yra ir per pirmasis 2 minutės pelnytai teisėjams nebuvo jokių klausimų, jie buvo priversti parodyti pergalę Donatui. Trečiasis ratas buvo labai atsakingas, kadangi paskutinį pasaulio čempionatą, kuris vyko prieš 4 metus Japonijoje, mes visi lietuviai patyrėme pralaimėjimus. Ir tarp 32 geriausių iš 16 jau niekas iš lietuvių nebepakliuvom. Pirmoji diena buvo baigta, atėjo metas dirbti mums treneriams, atėjo metas dirbti gydytojui. Ta proga labai norėtumėm visų instruktorių federacijos vardu padėkoti Tomui Vorovjovui, mūsų komandos gydytojui. Manau, kad be jo mes nebūtumėm turėję tokių rezultatų. Sportininkus reikėjo atgaivinti, reikėjo gydyti jų traumas, reikėjo morališkai palaikyti, reikėjo atpalaiduoti raumenis, paruošti antrai dienai. Sportininkai turėjo išsimiegoti, iš tikrųjų kankinami skausmų, čiurnos numušimų, blauzdų, kelių ir taip toliau. Ir iš tikrųjų kalną darbų nuveikė Tomas Vorovjovas tą vakarą. Mes kaip treneriai taip pat neėjom miegoti iki 3 valandos nakties. Mes sužinojom visus varžovus kitą dieną, studijavom, žiūrėjom įrašus šios dienos, analizavom galimas taktikas, galimus būdus nuteikimo savo kovotojų, nes visi kovotojai antrą dieną buvo patys stipriausi.
Po savaitės laidoje Teritorija pasaulio Kyokushin karate čempionato Japonijoje kulminacija. Aukščiausio lygio techniką demonstruojantis ir pergalės skinantis mūsų kovotojai įžiebė dar didesnės viltis. Juk viskas neįmanoma būna tol, kol pasidaro įmanoma. Tame Šivari lentučių laužimo testas, skausmingi pasitraukimai, istorinės pergalės ir sportininkų suturtuvės.